Grand Oasis viešbutis. Iš pradžių pasižiūrėjau žemėlapį, galvoju, dieve, nesąmonė kažkokia tai Tenerifei tokioj vietoj. Bet jau vieną naktį čia išmiegavau, tai kažkas nerealaus. Jisai yra antrapus plento, virš Los Cristianos, Los Amerikos miestelio, kad įsivaizduoti, taip, tai iki kurorto netoli. Plius jis turi pervežimą iki miestelio, iki kurorto, iki paplūdimių. Paplūdimiai Tenerifei visur yra miesto, taip kad jokio skirtumo ar viešbutis yra ant jūros kranto, tik jums mažiau eiti. Bet čia yra kažkas nerealaus, pastatytas visiškai kanarietiškų stilium, rodo už kas yra. Yra bankomatas, jūs galite nusimti pinigų. Ir labai gražus kambariai, tai fantastiški, parodysiu dar. O ir pats viešbutis. Čia įeinam registratūrą. Iki smulkmenų viskas apgalvota. Labai geras servisas. Daug tokių fainų, labai jaukių erdvių. Aš atėjau link restorano. Ir va tos beždžionės vakare juda, tai čia vaikams labai daug džiaugsmų. Visiškai šalia restorano ir tualetas. Tai mes įėjom pro duris ir dabar pro registratūrą einam tiesiai į restoraną. Buenos días. Pažiūrim, kas pusryčiams, nes, šviežias sultis, salotom. Iš tikrųjų, maisto čia nėra prikrauta daug ir vakarienės metu pastebėjau, bet viskas labai skanu, labai kokybiška, tai ko norisi. Vaisiai, va ir papajos, apelsinai, mandarinai nulupti. Netaupom šokoladą, blynai, vafliai belgiški, pusryčiai tai tikrai sočiai pilni. Ir labai gražus restoranas. Toksai net nežinau, ar čia kanarietiškas stilium, hasendas, sakyčiau, taip stiliumi. Ir va čia tokia lauko zona, bet jinai pusiau izoliuota. Fainas restoranas tikrai. Iš registratūros išeinu pro registratūrą į viešbučio teritoriją ir pasirodo viešbutyje šitame Grand Oasis Resort yra tik šeimyniniai kambariai, tai mes gyvenam duplekse per du aukštus ir tai yra du miegamieji. Labai faini skėtukai. Šiaip žiauriai graži teritorija. Ir pasirodo tai yra tinklas. Kokybiški viešbučiai, dar ir daugiau bus viešbučių iš šito tinklo. Ir matosi, čia teritorija, o čia restoranas, kurį ir filmavau. Laiptų teritorija yra daug ir jeigu žmogus turi vaikščiojimų problemų, aišku, visur yra tie tokie nusileidimai ramiai, bet vis tiek tai sudėtinga bus vaikščioti. O mes sukome per kitą pusę ir čia yra bariukas, kuris tuoj atsidarys, apie kurį ir kalbėjau, pool baras. Ir kylam tais laiptais, kuriuos aš ir minėjau. Tai žodžiu, laiptų išvengti galima, bet vis tiek nebus tai labai lengvas vaikščiojimas čia. Labai gražios gatvės va tokios. Ir įėjimai, matote, įėjimai visur yra durelės iš tos pusės, tai vaizdas į tą pusę, čia kur ir iš aukščiau matosi jūra. Aš gyvenu 46 numerį, tai čia 4 aukštas, galiu pasakyti, zona, tai matau jūrą iš toli. Ir va eina tokiom gatvėm dideliom, kurios sukasi. Čia yra terasos kambarių.
Ir va, koksai miesto vaizdas atsiveria. O jūra va ten tolumoj. Tai viešbutis, kadangi turi pervežimą, čia žmonės ir laukia jau važiuoti prie jūros, tai visai neblogai. Užlipus į patį viršų turim vaikų zoną. Yra netgi vienas kalnelis, labai fainai mažiems vaikams, tikrai labai liuks. Nu viskas taip gražu. Nu va, ir kas nori pajusti tą tikrą Kanarų skonį, tai ir nereiktų ieškoti viešbučio pakrantėje, Las Amerikas, kur tiesiog masė britų ir toksai kurortinis chaosas. Man atrodo fainiau galbūt čia. O va, čia yra tas takelis, apie kurį irgi sakiau, kad yra laiptukai, arba tu gali visur apeiti va tokiais takeliais, aukštyn žemyn. Tai su vežimėliais čia problemų nebus. Užeinam į vaikų zoną. Iki smulkmenų viskas gražu. Nu va, dirbtinė žolė atrodo visiškai nauja. Labai jaukiai, nu kiekvienas kampelis be galo jaukus. Ir užlipam į antrą aukštą, čia dar čia žiklėlių, bet viskas daugiau pritaikyta mažučiams. Aha, ir vat atkreipiu dėmesį dengta vaikų žaidimo aikštelė, čiuožyklėlės į smėlį. Ir koks fainas dušas. Mažiukams, nu iki smulkmenų viskas apmąstyta. Atkreipiu dėmesį dar į vaikų baseiniuko gylį. Nuo nulio va toksai švelnus įėjimas iki 25 cm maks. Tai čia tikrai patiems mažiausiams yra visiškai saugu. Ir nuo baseino zonos įeinam į spa. Spa tik viešbučio svečiams. Gražus gultai ir spa yra mokamas, valanda 20 €. Na, jeigu labai šalta, jeigu nori susišilti, tai visai kaip ir liuks. Nerealiai fainas viešbutis, nerealiai. Taip, mano kambarys yra 46. Čia yra apartamentai, virtuvėlė, šaldytuvas visiškai normalus. Aš gyvenu čia su pusryčiais vakarienę, dar nevalgiu, bet yra galimybė už 35 € nusipirkti papildomai, viskas įskaičiuota. Nu ir koksai kambarys, eik tu savo. Žiauriai gražus, žiauriai gražus. Ir tik atvažiavau, dabar yra 8. Ir čia mano yra balkonas. Nu ir atsiveria Las Kristianus ar Las Amerikas, dabar nesusigaudau, reikės pažiūrėti. Net apie žvakutę pagalvota. Labai fainai. Ir mačiau, kad ten dar apačioje yra. Čia įsikiša raktas, kad degtų šviesos. Ir į apačią. Gana tokie status laiptai, jeigu su vaikučiais, reikės gaudyti, jeigu mažučiai. Aš šiaip visą kitą, okei. Oi, ir aš gyvenu viena, o apačioj dar vienas miegamasis.
Kaip fainai. Iš miegamojo. Dar viena terasa, kuri fantastiška. Ai, neatsidaro, bet va vaizdas. Spinta. Tikrinam, ar yra chalatai, rankšluosčiai, paplūdimio rankšluosčiai kambaryje. Daugiau spintoje nieko nėra, chalatų nematau. Ir vonios kambarys. Oi, krėslas vonios kambarį. Nu, šiaip žiauriai fainai. Labai, labai. Kosmetikos nematau, žiūriu duše. Yra vienas toks muiliukas, tai jau geriau atsivežti savo. Labai gražu, labai jauku, labai geri baldai. Fainai, kad kanarietiškas stilius, labai fainai. Paveikslai, įeini kaip į butą.